Kaip elgtis baleto teatre, trečioji dalis, kitos, bet nemažiau svarbios smulkmenos. Spektaklio metu tyla yra aukso vertės. Tai auros sukūrimas. Jau visi esame įpratę girdėti prieš spektaklį išjungti telefonus. Bet dažnas dar vis nori patikrinti žinutes ar pasižiūrėti bent jau kas skambina. Atminkite, kad net ekrano šviesa trukdo šalia sėdinčiam žiūrovui. Venkite bet kokių kalbėjimų, net ir pašnabždomis. Savaime suprantama, kad jei sergate, į teatrą neiti, nes galite užkrėsti kitus. Bet jei žinote, kad galite kosėti, tai ledinukus išsilukštenkite dar prieš spektaklį, nes jų čežesys taip pat yra garsas. Vaikščiojimas salėje. Jei žinote, kad jūsų vietos viduryje, ateikite šiek tiek anksčiau. Jeigu vis tik reikia eiti per žmonės, turite būti atsisukę veidų į juos. Vyras visada eina pirmas. Labai nemandagu palikti salę, bėgti į rūbinę, kol artistai dar lenkiasi. Filmuoti ir fotografuoti draudžiama. Tai girdėsite prieš kiekvieną spektaklį. Tad laikykitės to, nes tai ne tik trukdo atlikėjams, bet ir pažeidžia autorinės teisės. Nevėluokite. Į spektaklį visada ateiname šiek tiek anksčiau. Na, o jeigu pavėlavote, priversti būsite žiūrėti spektaklį foje per televizorių. Spektaklio metu nekramtykite, nevalgykite, neužkandžiaukite ir negerkite. Čia jums ne kino teatras. Tikriausiai jaučiate, kad atmosferą teatre kuria tiek artistas, tiek žiūrovas.